Tai labas rytas visiems. Labas rytas. Jau neatsimenu netgi kelinta laida, skanių pokalbių. O šiandieną dar vienas skanumėlis pas mus. Taigi ir man pačiai toksai neatrastas ir savotiškas siurprizas šiandieną ir manęs laukia. Pas mane svečiuose yra Galina Fiodorova. Jinai, vat paslaptingų kelių atėjo į šitą laidą. Turbūt apie labai įdomius dalykus, intriguojančius, jinai mums ir papasakos, ir prisistatys pati. Tai aš norėčiau, Galina, tavęs paklausti, kadangi laida išeina pusryčiams prie kavos, noriu tavęs paklausti, o tu turi kažkokią rutiną pusryčių, skanių pusryčių? Labas rytas. Tai mano tikriausiai favoritai pusryčiams būtų kokteilis, kavos kokteilis, nes tai yra greitai, skanu, nes aš rytais būnu tinginukė, aš mėgstu taupyti laiką, tai vat, man patogiausiai yra toks būdas. Arba kiaušinienė, jeigu turiu daugiau laisvo laiko. Super, kavos kokteilis, tai net nesu bandžiusi, gal galėsi po to pasidalinti, apie ką tai yra, o gal ir dabar gali pasidalinti. Na, jeigu trumpai, tai yra tokie funkciniai kokteiliai ir tiesiog man labai patogu, aš juos jau geriau antrus metus, tikriausiai prasidėjo nuo nėštumo, nes irgi apetito nėra ir greitai norisi, kažkur važiuoja į kelionę, tai labai patogus dalykas. Yra ir daugiau skonių, bet mėgstamiausias yra kavos. Smagu. Tai sakyk, Galina, apie ką tu šiandieną pas mus? Su kokiom naujienom, su kokiais pasidalinimais? Tai aš iš tikro labai džiaugiuosi, kad mane pakvietei, aš esu čia kaip numerologė. Apie ką numerologija? Numerologė, šiaip numerologija tai yra mano vienas mėgstamiausių įrankių, kuris padeda man kasdienybėje ir padeda man dirbant su žmonėmis. Aš padedu per skaičių energiją geriau padėti žmogui suprasti save, kas vyksta su juo, kokios pamokos yra jam ir kokias, tarkim, stipresias savybės ar silpnasias reikia išdirbti, ką su jom daryti, kaip į tai reaguoti. Žodžio, kas liečia skaičius, aš galiu ten išskristi, tiesiog kalbėti, analizuoti. Tai va šita informacija turbūt tiksliukams, kurie mėgsta paskaičiuoti, bus visai gal faina, gal smagi. Aš tarp kitko irgi nesenai girdėjau, kad aplamai mūsų visa pasaulio sistema, energija ir kas joje bebūtų susideda būtent iš skaičių. Kažkaip iš tikrųjų filosofiškai nežiūrėjau į tai, bet aš tik galiu pasakyti, kad nuo gimimo jaugi mūsų gyvenimas prasideda nuo skaičių. Mes gimstam tam tikrą dieną, tam tikrą valandą, tai būna kažkoks skaičius, o tas skaičius jis turi savo reikšmę. Oi, labai įdomu, iš tikrųjų, aš esu domėjusis ir pati esu kažkiek tai prisilietus prie numerologijos ir žinau tikrai, kad ten atskiras mokslas ir jeigu tu tik tai bandai kažką pačiupinėti, tai tokiam, bendram supratimui galbūt užtenka, bet sakyk, o kaip tave atvedė į tą numerologiją? Pavyzdžiui, kaip tu sugalvojai ten atsidurti? Labai tokia įdomi situacija, bet aš manau, dažniausiai žmonės ir patenka į ją prieš atradant savo paskirtį. Trumpai ar ilgiau galiu papasakoti? Pasakok, tikrai įdomu mums. Tai prasidėjo nuo to iš tikro, kad turėjau tada sūnų, tik vieną vaiką ir tiesiog supratau, kad aš negaliu būti tiesiog namų šeimininkė, nors aš svajojau būti mama, bet aš supratau, kad aš noriu kažko daugiau iš gyvenimo, aš noriu pasauliui kažką duoti. Iš tikrųjų, pati buvau tikrai aukos pozicijoje, su tėčiu buvo labai blogi santykiai, kaltinau jį dėl daug dalykų ir tiesiog supratau, kad neatrandu aš tos laimės, atrodo, aš viską turiu nuostabiausią vyrų pasaulyje, turiu nuostabų sūnų, esu sveika, esam sveiki, gyvenam namuose, bet kažko tiesiog siela nori. Ir netyčia pamačiau kursus numerologijos. Ir dar galvoju, investuoti, neinvestuoti, gailėjau iš vis ant savęs pinigų, tiesiog ant tokios buvau
nu jau savivertė buvo labai žema, į save iš vis neinvestavau viską, tik šeimai, namams. Tai galvoju, surizikuosiu, blogiausiu atveju ši informacija liks dėl bendro išprusimo. Tiesiog aš negaliu paaiškinti, kokia įvyko jau po pirmų tikriausiai skaičio analizavimų transformacija. Aš skaitau apie savo skaičius. Nu, pavyzdžiui, mano 17. Tai yra žvaigždės skaičius. Tai yra žmogus, kuris turi būti ryškus, turi šviesti, turi kalbėti, turi tiesiog eiti į žmonės, būti matomas, tapti įžymiu, arba tai, ką daro, būti įžymiu. Kitas dalykas gali būti kaip energetinis gydytojas, gali irgi ir psichologiškai gydyti žmonės. Tai žodžiu, aš skaitau ir aš analizuoju ir aš negaliu patikėti, ką aš galiu duoti. Ir tiesiog iš pirmo taip skeptiškai žiūrėjau, bet galvoju, ne veltui reikia užbaigti. Tai vat kuo toliau analizavau viską ir iš karto tokie įkrito suvokimai, kodėl man toks tėvas duotas, kodėl tos pamokos mano gyvenime įvyko, kodėl, tarkim, mane ten apgaudinėjo žmonės, kodėl mane skriaudė. Ir vat surišau viską ir nuo to prasidėjo, kad galvoju, viskas užtenka, reikia dirbti su savimi. Tai pats pirmas dalykas tai buvo brėžti ribas, nes kadangi pas mane dar yra skaičius 12, kuris minuse, tai yra ta didelė auka, o aukos mes dažniausiai būnam, kai nemokam brėžti ribas. Tai vienas sunkiausių dalykų man buvo išmokti brėžti ribas ir iki šiol galiu pasakyti, kad dar mokausi, bet tas kelias tikrai jau nueitas per 3 metus, galiu pasakyti, kad tikrai jau jaučiuosi komfortiškiau, pasakant žmogui savo nuomonę, nebijau, nėra baimės atsakyti kažkaip, bet taip labai trumpai gal sunku tai paaiškinti, nors dabar atrodo, kad tai lyg vakar buvo ir taip labai greitai tas įvyko, bet tikrai daug dirbau su savim. Tai galima sakyti, kad skaičiuose tu kaip ir atradai savo tokią, pamatai savo kelią, savo misiją ar savo kažkokį širdies šauksmą. Taip. Teisingai. Ir suvokiau dar vieną labai svarbų dalyką, kad mes iš vidaus mes viską tai žinom. Nes netgi, kai darau kam nors energijų analizę, paskaičiu energijas, tiesiog pilną analizę, dažniausiai man žmogus pasako, aš viską tai jutau, bet man reikėjo to patvirtinimo. Aišku, ten priklausomai nuo situacijos, kartais toliau dirbam, kartais žmogui tiesiog užtenka tos informacijos, jis tiesiog tie sparnai atsiranda ir jis eina link savo kelio, jam kažkaip tiesiog tas pasitikėjimas atsiranda. Ir taip, tai yra toks tiesiog kaip patvirtinimas iš vidaus tai, ką mes jaučiam, nes sociumas mumis labai laužo, tu daryk tai, būk vienodas, o mes visi esam unikalūs. Tai numerologijos dėka aš irgi kiekvienam žmogui galiu pasakyti, tu esi unikalus, tu esi nuostabus, tu toks, koks esi pats nuostabiausias ir eik savo keliu ir tu tikrai turi duoti ką pasauliui. Kaip ir aš. Tai man irgi tokia savivertė jau tas sveikas ego, nes anksčiau tikrai galvojau, ką aš galiu duoti. Aš netgi kai analizę dariau, galvojau, ką aš čia galiu duoti, bet kas kart man po analizės vis, wow, kaip buvo produktyvu, wow, kaip naudinga, wow, koks nuostabus balsas, wow, tie komplimentai. Ir po truputį, laiku pradėjau žydėti, sakykim. Tai, o sakyk, yra kažkokio analizių, kurios neįkvepia. Ta prasme, tai negali būti, jeigu ten kiekvienas skaičius turi savo kažkokią energiją, kad visi skaičiai įkvepia. Tai tada ta analizė gaunas tokia, žinai, tada kam daryti ją asmeniškai, vadinasi, ten yra daug visur įkvėpimo, ar tu 17 būsi, ar 4, ar 3, ar kažkuom skiriasi. Skirtumas yra tas, kad vis tiek tenais yra daug tų skaičių, ne tik gimimo diena, gimimo metai, ne tik tie 3, yra labai ten platu. Ir žmogus iš savęs kartais, aš turiu 17 ir kitas žmogus turės 17. Ir aš vaikystėje turėsiu kažkokių traumų, dėl to aš būsiu užgesusi žvaigždė. O tas žmogus nuo vaikystės visi jį mylės, visi jį skatins ir jis visą laiką žydės. Bet kitoj sferoj jis, tarkim, bus minuse, nes toj sferoj
nieks jo nemotyvavo, nieks neleido jam būti savarankiškam, o jam, tarkim, reikėjo kažkokių tikslų pačiam savarankiškai siekti. O aš, kadangi turėjau tokią patirtį, aš pati visko siekiau, tai tas dalykas pas mane pliusė. Čia gal iš dalies taip sunku paaiškinti, nes kaip ir mes esam, turint tą patį skaičių, mes esam panašus. Bet klausimas, ar tu esi išdirbęs tą skaičių. Tai vat mano analizė ir yra tam, kad žmogui padėti pašviesti, kad tu, tarkim, dabar esi šitoj vietoj, bet tu gali būti truputėlį aukščiau, tu gali save išlaisvinti, tu gali tą daryti. Ir tas duoda tokios laisvės ir pasitikėjimo. Įdomu, tai sakyk, kad o ta analizė iš ko darosi tada? Iš tavo gimimo datos, ne, aš taip suprantu, jinai skaičiuojasi, pliusuojasi, ar yra kažkokia schema, ten sistema? Taip, yra formulė, aš darau pagal 2 formulės, tai vat galiu netgi iš tikro parodyti. Tai va, viena formulė yra toks kaip trikampis, tai aš darau tokią energijų analizę, jinai yra trumpa, bet labai efektyvi. O yra jau, va, čia va daug skaičių turim. Jo, ir kiekviena sfera atsako už savo skaičių. Pavyzdžiui, čia yra santykių skaičius, čia yra pinigų skaičius, čia vat komforto zona, čia vat karma yra. Ir kiekvienoj pozicijai skaičius atsako už skirtingus dalykus. Tai tarkim, karma, jeigu būna skaičius, tai tada sunkiau jį yra išdirbti, nes jis yra ne veltui karmoje, nes mes turim pasistengti. Nes jeigu lengvai ir paprastai viskas gyvenime būtų, tai būtų tikrai neįdomu gyventi ir mes degraduotume. O tai va, dėl to gyvenimas, va, visata greičiausiai tai padaro tokius sunkumus, kad mes vertintume tai, ką turime. Nu, čia mano jau filosofija, čia va, ką aš išsigryninau. Ten turbūt yra vis tiek tam tikras modulis ar kažkokia istorija, informacija, kad tas skaičius, pavyzdžiui, neišdėliotas, va taip kaip tu parodai, kažkokią turi reikšmę, ane, ir prasmę jisai. Ten įdomu, pavyzdžiui, o jeigu komforto zonoje, ta prasme, ar skiriasi, jeigu komforto zonoje yra 5, o pas kitą ten 7? Be abejo, nes komforto zona tai iš vis yra labai svarbus aspektas visoj va toj matricoj, kurią va tą didelę rodžiau. Pavyzdžiui, 5 tai yra mokytojas. Jam yra labai svarbu mokytis, semtis naujų žinių. O kokį kitą skaičių sakei? O 7? O va, 7, pavyzdžiui, čia yra žmogus aktyvus. Jam reikia judėjimo, jam reikia va būti kažkur aktyviai dalyvauti, siekti savo tikslų. Čia yra visai skirtingos energijos. Ir vat, turint komforto zonai šią energiją, žmogus, jis turi šią energiją atkreipti dėmesį viskame, ką jis daro. Tarkim, darbas. Tarkim, mokytojo energija, tai darbas jam tiktų vat, visą laiką, kad jis tobulėtų, mokintųsi ir dalintųsi žiniomis. Jeigu pasit 7 vat, komforto zonai ir dar prie darbo pridėti, tai irgi jam svarbu, kad būtų aktyviai. Jeigu jis ten ramiai turėtų sėdėti, jam bus neįdomu. Jis tiesiog nenustiks vietoje. Įdomiai. Aš čia nesenai, kodėl klausiu, nesenai dariau tokią pinigų analizę irgi pagal numerologiją. Tai aš galvoju, ta prasme, ar visi numerologai, nu, pagal tą pačią sistemą dirba? Ar jūs kiekvienas turit savo kažkokį tai modulį ten mokinimosi, pažinimo, ar tai, nu, ta prasme, ar tai yra tas pats, ar ne? Aš tikriausiai galėčiau prilyginti kaip su maisto gaminimu, ne? 2 žmonės vieno patiekalo identiškai negalėtų padaryti. Tai vat apie numerologiją galėčiau tikrai pasakyti tą patį, nes teko man susipažinti irgi su numerologais, bet jie visiškai kitokie yra. Ir jie, kiekvienas mes vis tiek dirbam pagal savo vertybės, pagal savo kažkokią vidinę misiją, ko mes norime. Tai netgi aš manyčiau, kad kiekvienas numerologas galėtų netgi skirtingai praanalizuoti, ar tai tą pilną analizę, arba tą energiją, ne, skaičių energiją. Nes jis žiūri per savo akinius, per savo prizmę. Ir tokių, kad blogų ar gerų numerologų aš irgi negalėčiau teikti, tai tiesiog turime energetiškai pasirinkti, kuris žmogus labiau tinka.
Jo, nes vis tiek tai yra su energijom darbas iš dalies, ne, nes asmeniškai aš nežinau kaip kiti, bet dirbant tokį darbą, čia yra vis tiek susijęta su ezoterika, aš turiu pagal savo 20 skaičių, pagal gimimo metus, stiprų ryšį su visata. Ir vat mano tas 17 irgi turi ryšį su visata, tai aš galiu su energijom dirbti, aš jaučiu energijas, man dar labai lavinti reikia šitą dalyką, bet čia yra nuostabus ilgas kelias, kuriuo aš einu. Dėl kitų numerologų, aš nežinau, kokį kelią jie renkasi, kaip jie dirba, ar jie renkasi tiesiog sausą medžiagą, ar jie dar kitaip. Tai atsakymas iš dalies būtų, kad taip, informacija kaip ir iš dalies pirmutinė yra ta pati, bet vis tiek visi jie kalba per save. Čia tai sugedęs telefonas, vienas perskaito, nu jis vis tiek pagal save pasakys. Nu, kažkaip va taip, tikiuosi atsakiau į klausimą. Aš, žinai, turiu Instagrame numerologus irgi kažkaip rusiškai ir taip irgi labai užsikabinau ir tiek daug pradėjau klausytis, nes aš esu 4, tai aš gimusi vasario 4 dieną, tai tiesiog man tokia faina informacija labai patiko, kad 4 ir 7 tai yra tie žmonės, kurie daugiausiai gauna tiesioginės informacijos iš visatos, iš kažkokios srauto. Nu, ten apie 4 iš viso, kaip aš juokiuosi, sakau, viešpatė, tai kiek daug tiesos ir kiek daug, kad 4 gyvena tik galvoje, o kūno tėra energijoje tik 3%, reikia labai disciplinuoti ir sportuoti. Ir mano, žinai, visas gyvenimas yra apie sportą ir šokį ir apie judesį. Ir aš galvoju, wow, tai kaip man padėdavo visada, žinai. Nu, tu sakyk, ar tu, vat kiekvienas tas skaičius, nu, pavyzdžiui, jeigu tu gimei 1 dieną, ten 2, 3, 4, ar tai turi kažkokį apibūdinimą trumpą? Nu, pavyzdžiui, vienetukai, kas yra, dvejetukai, kas yra? Nori, kad papasakočiau trumpai apie kiekvieną skaičių? Va, tokį, visai gal smagu būtų ir klausytojom, tiesiog truputėlį, va, gal tokios intrigos įmesim, kad kas tai yra. Aš tai žinai, ką dar norėčiau padaryti, gal galėtų man savo gimimo metus pasakyti? Aš galiu parašyti tau. Parašyk. Tai va, įdomu, tai aš kai klausaus, pavyzdžiui, iš tikrųjų ir vyro, žinau gimimo datą, nu, ta prasme, kiek tu pažįsti to žmogaus ir kai tu girdi tokius dalykus, žinai, wow, ir galvoji, kodėl to seniau nematėjai. Nu, ta prasme, toks gaunas, kad tau patvirtina kažkokią jo savybę, kuri yra nuneigta, netgi mano. Nu, tipo, ai, žinau, kad jis taip daro, bet, nu, ne man tai nesvarbu. O po to taip, wow, tai čia tokia labai svarbi ta detalė būtent, žinai. Nu, labai įdomu. Tai gerai, aš tada papasakosiu trumpai apie kiekvieną skaičių. Nes, nu gerai, vienetas tai yra magija, čia yra mago skaičius, čia yra labai stipri pasąmonė ir žmogus, jis ypatingai gal visą laiką reikia atkreipti dėmesio į vaikus, jie dažniausiai gali matyti mirusiosius, gali girdėti kažkokius balsus ir tėvai dažniausiai sako, va, čia kažkas reikia į bažnyčią vežti ir panašiai. Užsirašysiu, aš tušinuko nerandu, tuomet po susitikimos paskaičiuosiu gerai. Tai va, tai yra labai stiprus irgi ezoterinis skaičius, svarbiausia, kas turi vienetą, jiems yra tikėti savim. Jie nuo savo tikėjimo jų priklauso tas gyvenimas. Jeigu savim jie netiki, tuomet jie nieko ir neturi. Tai čia vat, net jie neturi teisės kažką kaltinti, nes jie grinai yra 100% savo gyvenimo kalviai. O tai sakyk, Galina, dar atsiprašau, jeigu tu sakai vienetą, tai tie gimė, kurie 1 dieną, 10 dieną? Ne, vienetas tai yra vienetas 1 dieną. Pas mano numerologijos analizai aš vadovaujasi 22 skaičiais. Ai, šitai. Jo, matomai pas manęs yra kitokia numerologija, nes jų yra ten 3 ar 4 atšakos. Aš tiksliai nežinau. Nes kiti sudeda, pavyzdžiui, kaip tu sakai, 17, kiti deda 1 + 7 ir tu esi 8 tada. Taip pasako. Taip, teisingai. Nu, ten, sakau, pagal kitokią formulę jau. Tai va, pas mane bus 20 skaičiai.
Tai gal Taip, po tai vieną sakinį, tada po 2 sakinius gal, nes tikrai gerai, neįtilpsiu. Bet įdomu, bent gerai. pagrindinę tokią savybę, žinai. Gerai, tai skaičius 2 tai yra stiprus empatai, jie labai moka slėpti savo jausmus, jeigu jie nenori, jie savęs neparodys, jie tokie bendrauja su žmogum, paskui išeini galvoja, atrodo buvo atviras, bet aš nieko apie jį nežinau, o tokie vat gudručiai. Skaičius 3 tai yra imperatorienė, tai yra moteriškumo moteris. Labai svarbu bendrauti su moterim, kažką daryti, gal netgi bendruomenę kažkokią kurti. Minuse gali pasireikšti kontrolę. Tai nėra gerai, nes kontroliuojant tokia kaip gaunasi kaip mini agresija, tai reikia mokintis eiti į savo tą moteriškumą, o tą kontrolę palikti ir leisti, kad viskas būtų taip, kaip turi būti. Skaičius 4 yra imperatorius, čia yra vyriškoji energija. Tai vyrams reikia tiesiog priimti atsakomybę būti vyriškam, moteriai irgi savo tą moterišką energiją išmokti valdyti, nes kiek mes turim vyriškos energijos, tiek mes turim moteriškos energijos. Tai vat kas ketvirtas yra, jeigu moteris turi, tai jinai tiesiog turi išmokti balansuoti, kada reikia pabūti su vyriška energija, čia yra loginis mąstymas, kada reikia būti moteriška energija. Tokia vat graži visai išvaizdi, kad vyrai rūpintųsi, gerbti vyrišką energiją būtina. Skaičius 5 tai yra mokytojas. Mokytojas mėgsta labai mokytis ir mokyti, kai jo neprašo. Tai jam svarbu yra tiesiog išmokti būti lankstesniam kitų žmonių nuomoniai. Skaičius 6 tai yra santykiai, vertybė, labai jautrų žmonės, dažnai minuse pasireiškia aukos pozicija, savivertė žema, tai labai svarbu dirbti su meile savo. Labai padeda kūryba. Kūryba iš tikro gydantis dalykas, tai vat, daugeliui tinka, šešetams ypatingai. Skaičius 7 tai yra karys, kuris įrodinės iki paskutinio savo. Minuse jis dažnai su visais pykstasi, yra ta tokia vidinė agresija, ją tiesiog turim išmokti nukreipti į realizaciją. Statyti tikslus, planuoti. Skaičius 8 tai yra karminis skaičius. Dažnai pasireiškia, kaip viskas nesąžininga, kodėl su manim tai vyksta, man tas nepatinka, visi mane skriaudžia. Reikia išmokti tiesiog filosofiškai žiūrėti į pamokas ir jas tiesiog priimti. Kai yra priemama tai, kas duodama, tuomet išeina, tos pamokas nebesikartoja. O jeigu jas kartojasi, reiškia, iki šiol yra pasipriešinimas. 9 yra išminčius, mano vaikas ir vyras yra išminčiai. Tai yra žmogus, kuris iš savęs yra labai intuityvus, labai jaučiantis žmonės ir išmintingas. Išmintį jis turi tą tokią iš prigimties. Žmogus gali, tarkim, daug neskaityti, nesimokyti, bet jis visą laiką duos labai išmintingą patarimą. Skaičius 10 yra fortūna, sėkmė. Sėkmė dažniausiai lydi tuomet, kai netinginiaujama. Tai negalima tingėti, reikia eiti, ieškoti, daryti ir tada fortūna tiesiog 100% apdovanos. Skaičius 11 tai yra labai energingas žmogus, kuriam negalima būti tarp 4 sienų. Rekomenduojama ypatingai jam sportuoti, nes reikia nuleisti garą, kitaip bus išsiliejimas ant artimiausių. Skaičius 12 tai yra žmonės su dviguba meile, kurie nori padėti pasauliui, aš esu 12, nori padėti pasauliui, nori globoti visus, bet mes turim padėti iš pertekliaus, o ne iš trūkumo. Jeigu mes norim padėti tuomet, kai mes patys esam tušti, mes darom tiesiog meškos paslaugą. Skaičius 13, mano karmos skaičius yra transformacija. Žmogus, kuris tiesiog, jeigu sąmoningai neša transformacijas, pokyčius kitiems, tai čia yra o. Bet jeigu žmogus, tarkim, yra minuse, jis visą tą per jį dirba ir jis siunčia ten, kur jis, tarkim, per negatyvą ves žmonės transformuotis. Tai vat, dažnai vyksta pokyčiai. Tai labai sunku žmonėm yra priimti pokyčius savo gyvenime, bet labai tai svarbu padaryti. Skaičius 14 tai yra kūryba, užsiimti kūrybą labai svarbu. Skaičius 15 tai yra žmonės, kurie mato kitus kiaurai. Skaičius 16 yra taip pat, kurie mato žmonės kiaurai, bet jiems yra labai sunku, nes pas jų yra labai daug tokios kaip vidinės agresijos, kurią reikia transformuoti. Labai svarbu eiti į ezoteriką ir atrasti savyje Dievą. 17 tai yra žvaigždė, kuri turi šviesti, puoštis. Jeigu ne ezoteriškai gydyti žmonės,
per numerologiją irgi tinka, psichologas puikus, tai gali būti ir kaip ir masažistas, ar netgi ten, kur gimdymai kokie vyksta, irgi gali dirbti. 18 tai yra mėnulis, moteriška energija, ryšys su mėnuliu, tai yra raganos, kurių pasąmonė galia yra labai stipri, jos gali užburti. Tai naudokit savo šią savybę geriems tikslams, nes jeigu naudojat negatyvui, negatyvas grįžta. Skaičius 19 tai yra saulė, labai atsargiai irgi su savo mintim, neužsiciklinti, išmokti atsipalaiduoti. Tai yra labai stiprus žmonės ir mentoriai, jie labai gali nukreipti. Skaičius 20 pasąmonės galia, stiprus ryšys srautas su visata, tai yra protėvių skaičius, labai svarbu turėti stiprius gerus santykius su tėvais, su protėviais ir galvojau sakyti ar nesakyti, nu tiek to. 21 tai yra pasaulio žmogus, ekologija, žmonėm patinka padėti kitiems irgi, jie tokie pasaulio plataus masto, jie tarkim, jeigu kažką daro, jie turi daryti maksimum, daug, kad visi sužinotų, ten kažkokį mažą bariuką atidaro, ne, jie išsiplės per visus miestus, nu jie tokie maksimalistai gerąją prasme. Skaičius 22. Šitas skaičius yra nuostabus to, kad jis turi super dovaną, kad per juoką jis gali tiesiog pasiekti viską. Jeigu yra konfliktas, jis pasako juokelį ir žmonės atsipalaiduoja. Jeigu kažkoks irgi negatyvas yra, jis tiesiog juokaudamas viską gali užglaistyti. Tai čia maksimaliai greitai, kaip galėjau, paskubėjau. Tai labai labai ačiū iš tikrųjų, nes mes ir turim 10 minučių, jeigu ką, bet čia visai, žinai, taip įdomus toksai sprintas pamastymui ir taip pagalvojus apie save, žinai, ar yra kažkas, ar ne, ar atliepia, ar ne, nes iš tikrųjų būna taip, kad, žinai, žmogus net nesupranta, kad sako, numerologija ir nelabai supranta, tai ką ten sėdės, ką man skaičiuos kažką, kas ir to, kad suskaičiuos, žinai. O čia, kiekvienas skaičius turi tam tikrą energiją ir kiekvieną kažkokį tai pajudinus ten, ne, yra kažkur posūkis, galimybės, atradimai, perspektyvos, per kokį kelią gali platų save pažinti, ne, nes man toks praplėtimas savęs pažinimo. Nu taip, nes pavyzdžiui, pagal mano komforto zoną aš turiu tą 8, o 8 jis yra apie analizę, man patinka viską analizuoti. Tai dėl to man ir patinka, man ir pavyksta pažiūrėti, kas ir kaip. Ir dėl to čia kaip ir irgi mano toks bonusas, mano talentas, stiprybė būtent numerologijos atžvilgiai. Labai faina. Aš tai turiu liktai 5, tu sakai 5, tu pasukai, 5 yra mokytojo, ne, komforto zona tada, jeigu 5 turi. O iš kur tu žinai, kad tu ten turi, tu būtent šitą žiūrėjai savo? Ne, nežinau, aš galvoju, kad gal jie panašus yra, o gal ne, ta prasme, bet matau, kad kažkokį turėjau tą nupaišytą visą sistemą, ir ten viduriukė 5 parašytas. Bet galbūt, žinai, nesigilinsim, gal tu man paskaičiuosi ir man bus labai įdomu. Tu kažkaip pasuki visada kamerą, ne? Oi, atsiprašau, man tiesiog vyras skambina ir aš nežinau, kaip numesti. Aš labai atsiprašau. Dabar aš normaliai pasisuku? Taip, viskas gerai. Tai sakyk, pratęsk, Galina, o ką tau, kokį supratimą tavo gyvenime numerologija dar pasėjo? Ką tu tokio svarbaus atradai per ją? Atradau save. Iš tikrųjų, tai yra pats svarbiausias dalykas, tiesiog atradau save. Supratau, kodėl šitie santykiai su tėčiu buvo mano tokie, nes baisų santykiai buvo, aš vaikystėje netgi galvojau, kodėl, už ką man toks tėvas tikrai ir smurtavo, ir žemino, manipuliavo, o dabar aš jam tiesiog dėkoju už viską, nes jo dėka aš esu tokia stipri ir mūsų santykiai, ypatingai nuo šių metų, jau aš gaunu visko, ko anksčiau negaudavau, sako komplimentus ir tiesiog tai yra gal, kai žmogus pirmą kartą įgirdi, jam absurdiškai, kaip tu gali atleisti savo skriaudėjui. Bet reikia suvokti, kad tu pyksti ne ant jo, tu tą neši pas save. Ir tas, kur tave skauda, jam gali būti dar labiau skauda.
nes žmonės, kurie yra laimingi, jie neskriaudžia kitų. Tai vat šitą visą filosofiją man labai padėjo atrasti jėgų savyje, šitą dalyką transformuoti. Ir aš esu dėkinga tėčiui už visas pamokas, už visas savo dovanas. Ir dabar, kai jis pagaliau mane pamatė jau kaip suaugusią moterį, jis netgi tokiom nuostabiom mintim dalinasi ir tiesiog aš negaliu patikėti, kad tai vyksta, kad dar atrodo prieš 3 metus iš vis nutraukiau santykius, nenorėjau, bet vat, ta numerologija jinai ant tiek padėjo, nes aš vis tiek pasižiūriu jo skaičius, aha, tas ir tas, štai kodėl jis taip daro, ten ir šiaip, ir su vyrų santykiai, ir su vaikais, irgi pasižiūriu, čia toks, arba su ko nors, vat atsimenu, kai dirbau socialinio darbuotojo, koks nors, nemaloni kažkokia kolegė, ir pasižiūriu skaičius, turi 5, mokytoja, jinai mane mokina brėžti ribas, gerai, dėkoju tau, ir dirbu su savim, pradedu atsigręžti į save, ir numerologijos dėka susipažinau su daug tokių nuostabių bendraminčių, kurios irgi man padėjo augti, vienas per negatyvą, kitas per pozityvą, ir iš tikro per 3 metus aš tokią kelionę patyriau ir tai tik pradžia ir aš labai džiaugiuosi, bet aš jau galiu tikrai dalintis, nes kadangi aš taip pati išdirbau, tai tiesiog labai noriu irgi pasidalinti su pasauliu, su tom, kas nori. Tai, nes kas nenori, aš neperšu, o ateina tik tais tie visi, kas nori tų pokyčių ir labai džiaugiuosi, kai jie juos patiria. Tai sakyk, galima turbūt visiems parekomenduoti, pasidaryti, kas nori, kam atliepia, pas tave asmeniškai rašyti tau į Messengerį ar kažkaip tai žinutę, Aš taip suprantu, kad tiesiogiai su tavim gali susikontaktuoti ir tu atlieki tokią paslaugą, sakykime. Aš turiu savo netgi puslapį susikūrusi, ten viską galima pamatyti, paskaityti. Taip, ir pagrindę naudojasi aš Instagramu, man labai patinka, aš pradėjau eiti į žvaigždės, sakykime. Tai labai lauksiu, kas norės pasiekti mane, labai džiaugčiausi, esu Galina numerologė užvadinta. Ir taip, ir galite asmeniškai rašyti, aš už bendravimo, kol kas dar turiu laiko tam bendravimui, tai tikrai naudokite progą, nes patinka ir apie skaičius pakalbėti, ir pasidalinti, ir nukreipti. Tai gerai, tai vadinasi, mes tavo svetainės pavadinimą galėsim palikti prie įrašo, kas norės pasižvalgyti arba daugiau. Ir mes turim tik tai dar kelias minutės. Tai noriu tavęs paklausti, o ką tu, Galina, norėtum, kokį linkėjimą pasiūsti moterims, nes greičiausiai mumis žiūrės labiau moteris? Kadangi aš irgi esu moteris, mama, tai pastebėjau, kad mes dažnai save pamirštam, mes save aukojam ir iš tos aukos paskui būna ta vidinė agresija, mes save žalojam, mes pamirštam save ir paskui pradedam kitus kaltinti, kad čia kiti kažką. Tai labai rekomenduoju tiesiog pradėti užsiimti tai, kas patinka, o geriausia tai yra kūryba. Kūryba labai labai gydo. Man labai padėjo darant apyrankės. Čia buvo toks kaip hobis, bet tokia irgi tapo kaip paslauga. Tai aš, kai darau apyrankės, aš jaučiu iš vidaus, kaip aš pasikraunu. Tai tikrai labai padarė irgi didelę įtaką akmenis ir pokyčiams, ir šiaip, kad galėjau kažką tokio kurti. Tai kiekviena moteris turi atrasti, ar tai gaminti, ar tai kažkokį rankdarbį, gal tai šokis, gal dar kažką, tiesiog daryti tai, kas patinka, nes vyrai dažniausiai jie neprieštarauja. Mes čia pačias nusprendžiam, kad būkit mūsų vaikai, mes jumis rūpinamės, bet vyrai nori irgi mumis matyti laimingais, vaikai taip pat nori matyti laimingais ir nepamirškim, kad mes jiems rodom pavyzdį berniukams, kokia yra mama, kaip jinai turi elgtis ir jis tokią pat žmoną pasirinks. O mergaitėm irgi rodom, kaip reikia būti santykiuose, tai kaip mama elgesi, dukra greičiausiai užaugs irgi taip pat darys. Tai mane asmeniškai tas labiausiai motivavo keistis, kad vaikams tiesiog nešti tą tokį teigiamą pavyzdį. Taip, man irgi vienas iš svarbiausių aspektų, dėl ko aš pati ėjau labai stipriai į pokytį, tai praktiškai dėl vaikų, dėl dukros.
santykio, kad išsaugot, kad jį gerint, kad perduoti kažką labai vertingo ir naudingo. Tai ką, sakom labai labai tau ačiū, Galina, už tokį išsamų pasidalinimą apie skaičiukus. Kiekvienam turbūt bus proga kažką pagalvoti, kažkaip prisiliesti prie šito. Ir rašykit, jeigu kam įdomu ir kažkam tai atliepia, iš tikrųjų galit pasidaryti savo analizę, tikrai blogiau nebus. Jūs tai galėsit, turėsit galimybę pažinti dar geriau save ir ne tik save, ir vaikus, ir vyrą, ir šeimos narius. Tai ką, sakom visiems skanių pusryčių ir iki malonaus. Iki. Ačiū.